Taigi sveiki, bičiulis, jam aš nusinčiau vieną tokią PDF-inę knygą, kurią remiantis metodiką jūs galite padidinti savo pardavimus. Tai ką aš dabar norėčiau irgi pasidaryti, kadangi tas bičiulis paklausė, kaip pasakiau, susimaitinkit ChatGPT ir tada tikrai pradėsi naudoti tą metodiką, priešingų atveju turbūt rankytėmis ten eiti kiekvieną kartą bandyti pritaikyti tam tikrose situacijose gali būti sudėtinga. Ir tikrai ir aš, ir tikiu, kad ir jūs esate nusipirkę tam tikrų mokymų ir galų galiausiai jų nepanaudojat. Tai dabar pasidalinsiu ekranu ir papasakosiu, kaip jūs galite įdėti kažkokią tais failą, audio knygą ir panašiai ir naudotis tos knygos patarimais. Tai kaip pavyzdys, aš dabar čia kabinu failą į, gerai, sakykime, tai yra closing playbookas, prikabinu failą į tam tikras metodikas, kurios padės uždaryti, kaip sakant, tą pardavimą liaudiškai tariant, tai yra padidinti jūsų pardavimų kiekį, vesti klientą prie pačio galutinio rezultato. Tai yra mano testinis akauntas, tai aš darausi tam tikrus eksperimentus. Tai kaip viskas turėtų atrodyti, kol keliasi failas, aš iškart galiu rašyti, labas, juokaujam, mano vienas bičiulis sako, visada reikia pasveikinti su dirbtiniu intelektu, nes kai jis užvaldys pasaulį, būsime draugai. Prašau šį prisektą failą naudoti šiame ar pokalbyje, ar projekte. Pokalbyje kaip rekomendacijas, kaip galima padidinti pardavimus, kaip padėti nuvesti klientą prie galutinio sprendimo, įsigyti mano, produktą. Tai čia toks yra tam tikra rekomendacija. Tai galiu dar užduoti kontekstą, tai yra gerosios praktikos, vadinamas playbook, kaip čia, žaidimo knyga, tam tikros taisyklės, kaip padidinti pardavimus. Norėčiau, jog nuo šiol, kai aš pasidalinsiu kokią nors situaciją su klientu, tu remtumeisi atsakant į mano klausimus šiuo playbooku. Ir tada visada pabaigoje sakau, užduok patikslinamuosius klausimus po vieną, jog pateiktum patį geriausią rezultatą. Okay? Tai klausimus reikia užduoti po vieną, vien tik dėl to, kad negautumėt visos klausimų paletės. Tai jis pasako, koks čia yra per failas, jau nuskaitė, koks mano produktas. Tai mano produktas yra konsultacijos ir mokymai, kaip padidinti efektyvumą, panaudojant DI tiek versle, tiek asmeniniam gyvenime. Kad galėtume skirti laiko daugiau tam, kas iš tikrųjų svarbiausia. Tralalalala. Kaip parduodi, ar dažniausiai simsdaliais klientais, žmonėmis, įmonėmis, tai yra kam parduodi. Kartais jis ten gali paklausti, kaip parduodi, ar per žinutes, ar dar kažkur. Tai jūs tada sutikslinate visą šitą informaciją ir jos dėka jūs gaunate tam tikrą užmaitintą visą scenarijų,
suasmeninta jums, jūsų situacijai, jūsų produktams, jūsų, sakykime, sprendimams. Ir sekantį kartą, kai jūs atsidarysite chatą, nežinau, gali ten įdėti kažkokį tą vadinamą screenshotą, ekrano kopiją, susirašinėjimų su klientu, ar galbūt būnant ant skambučio su klientu, jeigu jūs ten darot kažkokią nepardavimą, nežinau, ten per Zoom ar kažkur fone, rašot žinutes ir užklausėt tada pačiai, jeigu konkrečiai šitoj situacijai tas playbookas yra vesti klientą iki galutinio pardavimo. Užduodat tam tikrus klausimus, gaunat atsakymus ir galite taip po truputėlį eksperimentuoti, taikyti, versus laikyti popierinius lapus šalia savęs ir bandyti surasti tam tikro tinkamus scenarijus. Tai gero naudojimo ir didesnio efektyvumo panaudojant ir įdarbinant dirbtinį intelektą savo gyvenime ir savo versluose projektuose.